Sveiki. Ačiū Jums, kad Jūs esate čia. Čia yra marškinėliai iš to vieno Birutės anksčiau minėto protesto piketo prie LRT. Miliūtė lauk, kai kurie dalykai gyvenime mano tikrai nesikeičia. Šiandieną žiūrėjau kultūros komiteto klausimus ir ten profesorė Toma Birmontienė, Konstitucinio teismo buvusi teisėja, apibūdindama dabar Seime parengtą LRT įstatymo projektą, pavadino jį brangiu ir prasilenkiančiu su konstitucija. Jie įvardino, kodėl tarptų įvardintų dalykų buvo užmojai į cenzūrą. Kitas profesorius, jau nebe teisės, bet žiniasklaidos ir žurnalistikos ekspertas Andrius Vaišnys, visą tai, ką jis mato dabar bandymuose, kaip patys valdantieji vadina, sutvarkyti LRT, pavadino kelione į visuomeninio transliuotojo, nepriklausomo visuomeninio transliuotojo praradimą. Tomas Birmontienės išvada buvo ta ekspertizė, kurios pasiprašė patys valdantieji. Akivaizdu, kad tikėjosi ne tokios ekspertizės ir ne tokio vertinimo. Ir iš tikro vien ponios Birmontienės pranešimo tos ekspertizės, kaip ir būtų gana išmesti lauk tą projektą iš šiukšlių dėžę. Tiesiog, jeigu tie žmonės turėtų bent kiek teisinio suvokimo, teisinio raštingumo ir galų gale padorumo. Bet apie ką mes kalbam? Mes kalbam apie valdžią, kuriai tie žodžiai turbūt yra tik tai žodžiai ir nebūtinai reiškia ką nors daugiau. Mes turime premjerę, kuri sakė, kad po praėjusios žiemos protestų į protestavusių jų nuomonę buvo atsižvelgta. Ar buvo atsižvelgta jūsų nuomonė? Turime premjerę, tą pačią premjerę, kuri laiko viceministruose žmogų, kuriam yra per sudėtinga šiandien atsakyti į klausimą, kieno yra Krymas. Ir ji, pasitarusi su ministre, siūs viceministrą kaip į bausmės batalioną į Ukrainą, kur mūsų žmonės važiuoja padėti ir mokytis. Mes turim valdžią, kuri siunčia kaip į bausmės batalioną. Ir šitie patys valdantieji, premjerės socdemai, Apsiblinkevičiūtinė nuo pat pirmos rinkimų kampanijos dienos, kartu su tais, kurie ima valstybės pinigus už tai, kad važinėja savo automobiliais, jie žeria pataisas LRT įstatymo projektui. Ar bus labai baisu, jeigu kai kurių žurnalistų ten nebus? Mes susitiksim kitaip. Bet bėda yra ta, kad LRT nėra pradžia ir pabaiga. Kas buvo padaryta su visuomeniniu transliuotoju ir su žiniasklaida Vengrijoje, jūs ką tik girdėjot ir matėt iš kolegos iš Vengrijos. Ir aš jam labai dėkinga, kad jis yra čia ir perspėja mus daryti viską, kad taip neatsitiktų. Šiandien klausant tuos Seimo klausimus, vienu metu man pasidarė sunku ir liūdna. Ir pasidarė sunku ir liūdna po to, kai Birutė savo neįveikiamo atkaklumo dėka prasimušė galimybę ten pasakyti žodį ir pristatyti mūsų žurnalistų bendruomenės teikiamus siūlymus. Man nepasidarė sunku ir blogai dėl to, kad Birutė būtų blogai kalbėjusi. Ji kaip visada kalbėjo puikiai ir pasakė esmę. Tiesiog yra sunku stebėti tokią nekompetenciją mano valstybės parlamente. Yra sunku matyti, kaip prisidengiant kilnių norų sustiprinti LRT, jį iš tikrųjų yra bandoma susilpninti. Ir aš kolegiams sakiau, aš bijau, kad aš neapsižliumčiau šiandieną kalbėdama prieš jūs. Bet aš neapsižliumsiu. Ačiū. Aš stipri dėl to, kad jūs esat su mumis. Ir nepaisant to, kaip sunku būtų matyti tuos, kurie balsuoja prieš Lietuvos valstybei svarbius saugumo klausimus ir už LRT silpninimą, daug nenoriu kalbėti apie tuos balsuojančiuosius, tiesiog pati savo pasidariau vieną išvadą. Kas nepasidarė tų išvadų, mano akimi žiūrint, jiems yra gerai tame pačiame laive su tais, kurie balsuoja prieš Lietuvai svarbius sprendimus. Ir vieną laivą ukrainiečiai, kovojantis už savo laisvę žmonės,
22 metais pasiuntė vieną labai konkrečią kryptimį. Iki tol buvusi tiesiog vulgariu ženklą jie pavertė politiniu manifestu. Ir aš šiandieną jį iš jų skolinuosi. Aš žiūriu į Seimą ir... Taip, aš, Rita Miliūtė, rodau vidurinį pirštą šitos Seimo valdančiosios daugumos teisiniam neraštingumui, kompetencijos valdyti valstybę nuliui, nepagristoms ambicijoms. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų neišgąsdinsit. Aš tikiuosi, kad jūs mums ir toliau padėsit. Ačiū jums labai. Ir dar padarysiu viską, ką galiu, kad žmonės iš tos valdančiosios daugumos neturėtų daug vietų, kur nuėję galėtų ramiai jaustis, nes niekas prie jų neprieis ir nepasakys, ar jums negėda. Ačiū.